Bandom kažkų, prilipau prie to. Sveiki, trumpas Škodos introductionas. Tai Škoda Felicia 1.3 pick-upas, kaip ir ne japonas, tai nelabai tinka prie build-map'o visos tematikos, bet pagrindė naudosis, aišku, mano asmeniniam reikmėm, kaip ir mano mašina, bet prisidės kartu prie komandos kaip aptarnaujantis transportas, Jume drifto galimai, safety caras, kažkas tokio. Nusipirkau mašiną, tada supratom, kad jai reikia keisti galvos tarpinę, buvo prapūsta, nes ir tai 1.3 litro 50 kW ant tokio pick-upo, pavadinkim. Nusprendžiau pilną kapitalinį pasidaryti varikliui, dabar atsirado ir planų įsidėti turbiną, atsisukti truputėlį kilovatų daugiau iš to pačio 1.3. Ir įdomiausia dalis, kad šiandien yra Liepos 6 Mindauginės. Iki Jume Drift festivalio liko lygiai 14 dienų, o vaizdas kol kas labai baisus. Tai šiandien yra turbūt gal antras rimtesnis savaitgalis prie Škodos ir yra antra šventė, tai šiandien Mindauginės. Škodfestų vadinu jau šiandieną. Prieš tai per Joninės visą ilgąjį savaitgalį sėdėjau po mašiną, persivirinau dugną. Negaliu sakyti, kad aš moku virinti ant kėbulus ir kažką, tai čia tiesiog viskas aprūkė, nes degė, siūlės tikrai nėra gražios, bet... Tai grįžtant prie to, tikrai nėra profesionalios siūlės, nėra labiau gražiai suvirinta, bet yra tikrai geriau, kai dabar bent jau visos kardos sueina, viskas iš dugno irgi yra lygiai taip pat suvirinta, nauji bamperio laikikliai. Čia aišku matos, bet reikės tiesiog smalos, smėlio, technikiniai bus ogytė. Nes jo, tiesiog pakėlus mašiną iš apačios, kai dvi skardos sueina, tai jos jau buvo atvėpusios, prarūdijusios, tai nelabai buvo galima nevirint. Tada virinosi dar priekį skarda iš apačios, palyginus nedaug, bet kaip ir konstrukcinė vieta, rėmas, tai reikėjo. Tada ant dienų spėjau dar pasikeisti galinę lempą jau naują, kadangi sena, tai čia jau buvo šitas stiklas iš vis kažkas iš plastiko išsiklijavo, pridėjo, kažkam buvo gerai kaime važinėti. Tai yra viena nauja lempa, baisiai atrodo su kita lyginant, nes ta tiesiog sena ir nauja skirtumas didelis. Tai tą gal poliruoti reikės, jeigu nepraleis technikinės, nes yra vis tiek įskilimas, tai teks pakeisti. Hello? Pizza? No? Good, no pizza here. Sakiau, kad techo nėra. Neturim technikinės. Neturim pakankamai laiko pasiruošti technikiniai ir neturim pakankamai laiko pasiruošti Jumiai. Iš esmės jo, 2 savaitės mašina yra tragiškos būklės vis dar, bet kažką bandom įrodyti tiesiog. Galingasis 1.3 su visais 50 kW. Ir vaizdas, ką dabar galva nuimta, ir iš šito variklio mes dar tikimės išspausti bent 100 kW, kai jis originaliai turėjo 50, tai su turbina planuosi kažkas apie 1 barą atsisukti. Dėsis programuojamas kompas, tai jau kaip ir procese, Lukas dabar už manęs kaip tik daro laidyną. Labą dieną, su Vištiena visi Lietuvos gyventojai. Taigi turime čia Škodos laidyną ir bandom jį pritaikyti Studino kompiuteriui programuojamam. Realiai tai čia toks ir bandymas, tiesiog perdarom. Visai dėkingas jis yra, nėra baisiai daug čia kažkokių perdarimų, kurie reikalauja. Karoselinė skrendė, tik tai ten biški tokia ale mandra, bet apeisim ten, žodžiu, tą reikalą, o visi kiti sensoriai, viskas tiesiog plug and play. Tai reikia dar prasilginti laidus, nes kompas iš variklio skyriaus keliauja į saloną, kad jo ten neužpiltų, nes Studinas bijo drėgmės. Ir, jo, principe prasilginam laidus ir sukišam į Studino pinus. Technikinė eis be turbinos, praeitechnikinė, tada ant greito susidėti, bet dar tvarkingai plius minus turbiną ir spėti sumapinti, kad tai bent jau važiuotų normaliai, nenupūstų galvos. Ir jo, liko 14 dienų viskam ir šiandien dar buvo priimtas sprendimas, kad variklis visgi pilnai išsiema iš mašinos.
Nes reikia dar keisti sankabą, tai nuim dėžę, variklis lieka ant vienos pagalvės ir tiesiog, biškį durnai ten jau palikti, kai daromas pilnas kapitalinis. Pradžiai neįmu vien dėl vietos ir laiko taupimo. Tai dabar išsiims variklis, susirinks jau išimtas, jau ant stalo ten ir galva guli paruošta po to. Tai dabar jau užsidėjau ir tos kromislus. Kaip ir iš esmės žiūrėjom, kad jie gal truputį mums per silpni, bet laikys. Laikys, viskas bus gerai. Tai galva pilnai yra nušveista, šlifuota. Truputį iškorėjus, bet dėdė Lukas pažiūrėjo, sakė, čia nieko tokio, viskas gerai. Pristryniau vožtuvus, naujų nedėjom, tiesiog seni dar geri, nebuvo prasmės judėti. Jo, apie Merso spyruoklės pasakojau, tai čia kaip ir dabar jau aišku, kodėl reikėjo stipresnių spyruoklių, kad dėsis turbiną, reikėjo tiesiog stipresnių spyruoklių, kad vožtuvo normaliai atspaustų ir, tiek iš esmės, tai Lukas, kaip tik sakau, turėjo vietoj spyruoklės, pamatavom, viskas tinka, sudėjau, Tada yra labai liūdnas reikalas su šitais dalykais. Tai yra gilzės. Ir ant šito variklio kažkodėl sugalvojo, kad jos išsiema atskirai. Ko net nežinojau, tai buvo toks kultūrinis šokas, pavadinkim, kai keliant stūmoklį išlindo kartu su gilze. Ir jo, dabar problema, kad joms reikia šitose vietose avarinių tarpinių, kurių kaip ir yra pirkt, bet kaip ir nėra. Pirkau originalą, paskambino, sako, žinok, nebus, negausi, nelauk. Tai ieškojau dar kitur, 2 gavau, 2 nėra, žodžiu, dėsim senas, laikys, vėlgi. Tada stūmokliai, lyginant, dar 1.3 turi labai stiprius švaistiklius su stūmokliais. Tai irgi jau stūmokliai dedas seni, išvalyti. Galim pasižiūrėti, kad pirmas stūmoklis yra surinktas su žiedais ir tik pozicijos, aišku, nenusuktas jų, kaip tenais reikia. Ir kadangi dėjos turbiną, tai reikėjo truputėlį didinti žiedų tarpus. Šituo atveju realiai turiu susirašęs. Susimatavau, tai pasiskaičiavom, kad pirmas kompresinis žiedas turi būti minimaliai 0,42 mm tarpas, antras kompresinis 0,49. Tai, ta prasme, ant visų 4 stūmoklių pirmo kompresinio žiedo net nereikėjo šveisti ir didinti to tarpuko. Antro kompresinio ant visų reikėjo, tai ten minimaliai, ta prasme, pasidarė. Ir jo, vienas jau susidėjęs, tai kaip ir variklis vis dar dalim. Gero nelauk, bet kažką įrodysim, kažką padarysim. Ir tiesiog viskas susirinks, susidės, daug naujų dalių, labai daug likusio darbo. Šiandien kviečiau visus draugus savo, atvažiuokit, padėkit, bet tada atsiminiau, kad draugų neturi, tai niekas neatvažiavo. Tai turim išimtus pusašius, vis tiek dėžė įmas, jie turėjo išsiimti. Kartu turim tokius dalykus kvepuojančius. Gal girdėsis? O? Tai jo, keisis gumos. Vieną pakeičiau, buvau įdėjęs, gal neįsistatė pusašis ir žodžiu. Tiesiog sakau, išimsiu, įdėsiu, viskas gerai bus ir dar atsitiko, taip pusašis neturi daryti. Tai, žodžiu. Tai su pusašiais tokie reikalai, kaip ir liūdnesni, bet susitvarkys, viskas bus gerai. Jo, nuo ko pradėti. Kaip matom, Škoda lauke. Dėl realiai vienos priežasties. Arnas mūsų medija, kuris filmuoja dabar, ačiū tau, atvažiavęs tiesiog sako, žiūrėk, davai aš tau nudažau kūzavą. Nes jo, esi apsilupęs ten kažkuo Gravitec supūstas Raptorium, nežinau. Nusilupinėjęs, sako, davai padarom juodą, bus gražu bent jau ir viskas. Tai kodėl nesakau, ta prasme, kai žmonės patys ateina, sako, davai padarau, jaunuolį. Tai išsiklijavo, kad neapsidažyti tiesiog. Aišku, jo, galit pyzdavot dažai iš senukų, iš kur daugiau. Bet tiesiog nusipūst juodai, bus tvarkingai, nenusilupinėję. Tuo pačiu nusiėmėm tą lanką, vadinamą, nežinau, tai čia nežiūrim, negražiai užvirinau. Bet ten tiesiog užvirinau skylės, kurių buvo. Persidažys visas rėmas, jis turi ir rūdžių minimaliai, bet iš esmės nesvarbu, galima tiesiai rūdžių dažyti, vis tiek jis gyvens ilgiau nei mašina tą važiuos, tai ramu. Tai dar vienas žingsnis arčiau jumės ir dar turi minčių, kad spėsim. Ir keliamės dabar prie variklio, nes yra naujiem ten. Variklis ant stendo,
Variklį ryt su Luku sutarėm, jau susirinkinėsim, dėsis gilzės, stumokliai, galvojau, kaip ir paruošti, ją tiesiog reikia uždėti. Pavarų dėžė nuimta, tiesiog nesigalvoja per daug darbo kaip dienai, sakykime, ir jo. Tai va, nusėmėm sankabą ir keičiam vien dėl to, kad dėsis turbina, tai kaip ir būtų geriau, kad ta sankaba būtų gyva, laikytų. Nes čia neaišku, kaip parsivarinėjom tą mašiną, ar tą sankabą vėlę vien nuo to, kad buvo gal 10 kW likęs nupūsta galvos tarpinė, nes šiaip netrodo labai čia nusupta kažkas. Tas smagratis nesikeis, liks tas pats, nes iš esmės čia geras. Nėra prasmės kaitaliot. Diskatorių, diską ir tą išmenamą guolį turiu naujus. Tai tiesiog susidės, viskas paprasta, jokių nesąmonų nežinau. Taip mąstam, nusuksim 2 kW negu tas variklis turi originaliai, bet iš esmės turi užtektos originalios sankabos, vien tai, kad tai dar nauja, tai pilna mėsos, viskas ten laikys. Nes neplanuojam labai didelių skaičių sukti, pilnai užteks.